Gerą dieną, malonus bičiuliai. Tikiuosi pas jūs viskas gerai. Mėgaujatės tai, ką mes matom. Jungtinės Amerikos valstijos, naujas prezidentas. Aptarsim tai antroje dalyje. Norėjau šią laidą daryti tik tai apie JAV prezidentus, bet įsikišo tai, ką mes vadiname koalicijos formavimu, todėl reikia reaguoti ir į tai truputį. Bet pagrindinį akcentai norėjau apie Jungtinės Amerikos valstijas, apie Trumpą antrą kadenciją. Kodėl jisai laimėjo, įvykus rinkimam lengva jau medituoti apie tai, apie ką yra Trumpas, kodėl jisai laimėjo, koks jisai bus, kaip atrodys jų santykiai su Rusija ir svarbiausia Kinija. Ir visam šitam kontekste, kur mes esam. Nes aš manau, keli dalykai, kurie man leidžia spėlioti, kad su Rusija nebus taip, kaip visi įsivaizduoja greitoje ateityje. Mes su jumis tai aptarsime antroje dalyje ir tai bus įdomi diskusija apie Trumpo užsienio politiką, Trumpo administracijos užsienio politiką. Bet pradėti norisi nuo to, kas vyksta Lietuvoje. Tiesą pasakius, jau norėjau nueiti nuo šitų temų, bet ta Santa Barbara jinai nepaleidžia mūsų, ar ne? Tai mes tiesiog susidėliokim taip konkrečiai, aiškiai, be jokio bullshito apie tai, kas čia vyksta. Pirma, tai, ką mes matom, pradėkim nuo pagrindinių žaidėjų ir mums tada bus lengva atskleisti visą logiką ir visą dinamiką to, kas vyksta, jų interesų ir kaip jie masto ir kodėl jie taip masto ir kur visą tai veda. Tai pradėkim nuo, aišku, socialdemokratų. 52 balsai, tai yra dauguma, kuri, kad jūs suprastumėte, tai yra, žiauri dauguma. Su jie galima padaryti labai daug dalykų. Bet socialdemokratai kažkodėl daro daug klaidų. Aš tikrai nesitikėjau, kad bus tiek klaidų. Žiūrint iš šalies vis dar lengva patarti, ar ne? Aš mačiau, kad mes irgi, kai mes atėjom, atrodė, kad prasileisdavom ir lygiose vietose ir buvo tam tikrų dalykų, kur, tu žiūri, galvoji, susimkim, hebra. Sau taip sakydavau ir taip norėdavau pasakyti, apskritai. Bet dabar tai, ką aš matau, mane truputį stebina, su 52 balsais ir tokiu pakankamai stabiliu vaizdu, jie prišaudo savo į kojas ir aš galvoju, kam jie tai daro, padėdami didelės minas savo partijos viduje ir tarp būsimų koalicijos partnerių. 4 metai, aš maniau, kad jie bus įdomus po pirmo turo, po antro turo aš maniau, kad čia tiesiog mes judėsime pakankamai stabiliai, bet dabar matau, kad čia bus labai įdomus 4 metai. Tai mes turėsime apie tai su jumis daug diskusijų. Tai pradėkime nuo socialdemokratų, ką jie daro. Socialdemokratai nuo pat pradžių rinkosi realiai tarp liberalų ir Nemuno aušros. Valstiečiai, žiūrėkit, ten yra Avengerių grupė, ten yra Avengers, dar ten trūksta to anabolinio steroido Savicko ir tada ten būtų visa kolekcija, ten Avengeriai, ar ne, ta prasme, ir dirbti su tokiais yra neįmanoma 4 metus. Socialdemokratai yra per daug protingi, kad to nesuprastų. Tu negali su tokiais žmonėm priiminėti sprendimų, tu gali sėdėti ten pas Gorienės ir Janutienės, bet nesprendimus priiminėti. Ir tai visada buvo pasirinkimas trečio brolio Jono tarp liberalų ir Nemuno aušros. Iš pradžių atrodė, kad tai bus liberalai, nes tai buvo pastatymas ir neįleidimas Nemuno aušros, suprantant visą geopolitinį kontekstą ir visą tai, kas mūsų laukia, jeigu tai būtų. Ir dėl to tai atrodė tam tikra raudona linija, bet kokiu atveju. Atsiprašau. Ir buvo liberalai, kurie labai norėjo, kurie labai dar ir dabar nori, kurie tokia mergina, kuri, aš atsiprašau už palyginimą damų, bet nežinau kaip čia apibūdinti, ir norisi tam bičiui duoti telefoną, bet ir tuo pačiu metu norisi kažką čia pakelti savo kainą, nes ten ir kažkaip tai žmonės žiūri, reikia taip kažkaip solidžiai, kad tu ateini. Tai bandė daryti liberalai. Bet tai atrodė prastai ir tas noras, kuriuo degė ypač Viktorija Čmilytė Nilsen, jisai tiesiog matėsi iš tekstų, jau hebra, iki apskritai viešos komunikacijos. Ir buvo panašu, kad tai bus. Liberalesnė, progresyvesnė, pavadinkim, socialdemokratų pusė irgi buvo už tai ir atrodė, kad jie kažką sutars. Bet panašu, kad jų kaina buvo per didelė, tai Čmilytė Nilsen daug nori, nes jinai
Bet pagrindinis klausimas yra, esu įsitikinęs, kad tai yra mokesčių reforma. Mokesčių reforma dėl to, kad socialdemokratai kadencijos pabaigoje vieną klausimą, kurį jie aiškiai jau, tai jau matosi, nors jiems viešai nekomunikuojant, po 4 metų jie nori ateiti ir pasakyti, žiūrėkit, mes padarėm iš esmės, sutvarkėm mokesčių reformą ir tokiu būdu atsirado pinigų viešam sektoriui, tai yra ligoninės, mokyklos ir visi valstybės tarnyba, policija, kariuomenė, visi tie dalykai, kurie mums svarbus, apie kuriuos mes su jumis nekartą čia esam kalbėję, kad 70% klausimų, kuriuos mes svarstom parlamente, yra apie blogą mokesčių sistemą ir neteisingumą ten. Tai jie iš tikrųjų idealistiškai turi tą viziją, kad jie nori su kažkuo rimtu ir ambicingu ateiti. Jie kalba apie 3 milijardus, tai yra tai yra fundamentali mokesčių reforma būtų, kuri paliestų ne tik ten vidutinį sluoksnį, bet ir aukštąjį sluoksnį. Ir be abejo, liberalų sąjūdžiui tai niekaip neina, nes liberalų sąjūdis yra stambaus verslo partija. Jis atstovauja stambųjį verslą. Ir jie nepasirašytų jokiai reformai, kas pakenktų rimtam verslui, dideliam. Ir socialdemokratai tai supranta. Ir jie nenorėjo galvos skausmo, nes ką tai reiškia? Tu tiesiog neturi balsų fundamentaliam savo klausimui. Visa kita yra iš esmės išvesniai klausimai iš to. Tai ką tu gali, jeigu nesutari dėl fundamentalaus klausimo, kaip tu galėsi po to judėti toliau, ar ne, su daugeliu kitų klausimų. Nes iš esmės tai reikštų, kad jiem reikia eiti pas mus, žemintis, rodyti, sėsti prie stalo ir gauti balsus pas mus. Pas mus yra parlamentarų, kurie, manau, ir aš pats, jeigu tai ir iš tikrųjų būtų gera reforma, aš tikrai, atvirai sakau, balsuočiau už, ar ne? Bet tai reiškia, kad jie tiesiog turi ateiti pas mus, atsisėsti ir žiūrėti, kaip mes įsivaizduojam. Tai rinkdamiesi balsus ne pas liberalus. Tai iš prigimties tampa labai sunki koalicija, labai sunki koalicija. Kitas dalykas ir kitas tada variantas lieka Nemuno aušra. Ir čia yra svarbus faktorius. Mes iš esmės pas socialdemokratus nėra žmonių, kurie iš esmės suprastų užsienio politiką. 3/4 buvusios kadencijos mes jų prašėm, kad ką nors atsiųstų į užsienio reikalų komitetą. Jiem tiesiog neįdomu tas klausimas. Jiem neįdomus pats savaime. Jie sprendžia kitus klausimus. Ir jiem tas kontekstas, apie kurį mes su jumis šnekame, tarptautinė izoliacija, Kinija, visi kiti dalykai, Trumpo administracija, jiem iki galo nėra aišku. Tai yra daugiau teoretika, nes tiesiog nėra supratimo giluminio apie tai. Ar ne? Be abejo, Trumpas yra toks, kad tu iš karto atkreipi dėmesį ir ten tau ateina vakcinacija apie Kiniją. Bet logika yra tokia. Jie nemato to platesnėme kontekste. Niekada nematė. Užsienio politika buvo tiesiog, kritika konservatorių. Ir mes turime Nemuno aušrą. Mes turime Nemuno aušrą, kuris sprendžia kelius klausimus demokratam. Tiesą pasakius, ganėtinai logiškas pasirinkimas, jeigu mes taip žiūrim iš grinai pragmatinės pusės. Visų pirma, jie yra pigus. Jie yra pigus, nes jie nori tik tai kelių ministerijų. Jie niekada nenorėjo ir ta vakarykštė komunikacinis šūvis apie tai, kad ten Širinskienė bus Seimo pirmininkė. Jie niekada nenorėjo jokio Seimo pirmininko dėl paprastos priežasties. Širinskienė puikiai supranta, kokia jinai nemėgstama parlamente. Seimo vadovybė yra renkama slaptu balsavimu. Ir tai atsako į visus klausimus. Ar tu imiesi, bent rizikuoji eiti slaptą balsavimą, žinodamas, kaip tavęs aplink niekas nemėgsta. Tai nėra apie konservatorius, tai yra apie visus. Tu neini tam, kad gautum ten 30 balsų. Kai tu supranti, kad už tavęs ten, iš esmės, niekas tavęs nenori matyti. Tai Širinskienė tai puikiai supranta. Lygiai tą patį beje suprato Žemaitaitis, kai jis po Konstitucinio teismo sprendimo išbėgo iš parlamento. Kodėl jis tai padarė? Kodėl jisai nerizikavo, nes 85 balsus surinkti, kad išmesti iš parlamento yra labai daug apkaltos būdu. Labai daug. Tai yra labai sunkus darbas surinkti 85 balsus.
Gražulis rizikavo, nes jisai tikėjo, kad daugelį parlamentarų jūs žiūrite, Gražulis, ir jisai praslys. Tiesiog nebus surinkti balsai. Žemaitaitis žino, kad jisai nemėgiamas visų. Visų. Ir jisai neturėjo net pas ką nueiti, pasirinkti tų balsų, kad tikrai jie neateis bent jau balsuoti ir to nebus. Jisai žinojo, kad 85 balsai net nereikės ten didelių kalbų tarp frakcijų. Visi tiesiog sakys, su šito viskas aišku. Tai jie puikiai supranta, kad Seimo pirmininko jiem nereikia. Jie nori kelių ministerijų. Visų pirma, tai yra aplinkos ministerija, nes aplinkos ministerija yra 3 dalykai. Tai yra aplinka, kaip mes matom, tai yra šiukšlynai ir svarbiausia šiuo atveju yra teritorijų planavimas. Teritorijų planavimas, kur yra žmogus, tikėtina, kas bus aplinkos ministru nuo Nemuno aušros, tai būtų Puchnevičius ar kažkaip ten. Tai jisai yra iš to sektoriaus, statybos ir panašiai. Interesai. Antras dalykas, tai yra Žemės ūkio ministerija. ES lėšos ir antras faktorius yra regioninė politika skirstant ES lėšas. Tai suteiktų galimybę Nemuno aušrai auginti savo skyrius, po biškį auginti savo merus, periminėti merus iš kitų ir ateinant savivaldos rinkimai turėti stiprų balsą mero rinkimuose ir auginti jau partijos struktūrą regionaliai labai stipriai. Taip, tai šituos 2 dalykus iš esmės nori išspręsti Nemuno aušra eidama į valdžią. Lėšos ir galimybė augti partijai regionuose. Ir tai yra pakankamai mažai palyginus su tuo, ko norėjo kitos partijos, ar ne? Mes tuoj pakalbėsime apie pažadus Nemuno aušros, kaip prieisim prie Nemuno aušros. Bet iš esmės, iš socialdemokratų pozicijos tai yra mažiau. Jie bet kokiu atveju neduos, kad ir aplinkos, ir žemės ūkio vienam pakete, nes tai būtų per brangu. Socialdemokratai supranta, apie ką čia kalba. Bet bent viena iš jų tai yra pakankamai pigus dalykas, atsižvelgiant, kad tai yra 20 balsų parlamente ir tai yra labai daug balsų tokioje situacijoje, ar ne? Tai taip, tai yra nebrangus malonumas ir antras dalykas tai yra vakcinacija pačionis Nemuno aušros. Socialdemokratai, imdami į koaliciją Nemuno aušrą, jie supranta, kad jie tokiu būdu stabdo jos populiarumą. Nes jeigu Nemuno aušra būtų palikta už borto, nepopuliarūs sprendimai, ta pati mokesčių reforma, su kurie norėtų ateiti, visi kiti dalykai, greitai viskas kristų, greitai kristų reitingas su demokratų ir kur balsai eina demokratam kažkiek ir labai daug eina Nemuno aušrai. Ir Nemuno aušra po pusę metų būtų populiariausia partija Lietuvoje. Tai socialdemokratai šito švelniai tariant nenorėtų. Ir socialdemokratai tai puikiai supranta. Todėl ką jie daro, jie ima juos į koaliciją ir tokiu būdu vakcinuoja. Nes jie parodys tuoj, kad Nemuno aušra yra, tai yra burbulas. Tai yra burbulas apie nieką. Ir prie jų mes toj grįšim. Bet dar apie socialdemokratus. Kaip aš sakiau, kad tai bus ne tik tai tarp koalicijos partnerių, tai bus ir viduje, kas man yra svarbu, nes, aš manau, kad visa tai, kas vyksta dideliam skaičiui socialdemokratų partijos narių ir, aplink esančių žmonių, tarp kurių yra tokių kairių idealistų, kurie vis dar tiki, kad socialdemokratai yra, tie kairioji europinė partija. Ir jie tam mite gyvena ir tam mite jie, tas mitas yra jų komforto zona. Ir tai, kas vyksta su Nemuno aušra, bendri kontekstai, tai, kas laukia apskritai socialdemokratų vyriausybės, jiem nėra komforto zona. Ir aš čia norėjau jums pasituoti, tiesą pasakius, labai daug pasakančią žinutę. Ši žinutė atsirado socialiniuose tinkluose tik tai, labai greitai, kai atsirado žinutė apie tai, kad Nemuno aušra bus koalicijoje. Tai yra iš socialdemokratų aplinkos. Aš nesakysiu tinklapio, nesakysiu kieno čia yra puslapis, čia jau palikim tai ateities kartom, bet aš tiesiog noriu pacituoti,
kas buvo parašyta. Ir tiesą pasakius, aš negaliu cituoti, nes YouTube'as gali mane užblokuoti, bet aš pasakysiu taip tiesiog. Eik tu NX BL. Krva, aš nesuprantu BL. Eik tu BL. Šarūnas Jasikevičius. Aš užskaitau trolinimą, labai puikus, tu įsidedi Jasikevičiaus tartum žodžius, bet mes suprantame, apie ką tai yra. Tai parodo nuotaikas socialdemokratų partijos viduje. Ir nemažos, aš esu įstikinęs dalies. Ir tai reikšminga, kaip jūs manot, tokius dalykus daryti, suprantant, kad, didelis skaičius partijos narių tai pamatys. Ir pamatys be abejo Paluckas, jo aplinka. Ir tai yra reikšminga, ar ne? Su tuo, tai yra užprogramuota mina, nei daugiau, nei mažiau ateities klausimų svarstymuose. Tai to mes dar pamatysim. Tai tokios nuotaikos socialdemokratų partijos viduje, aš įsivaizduoju, pagal tai, kas vyksta čia. Ir bendrai paėmus, pagal tai, jeigu čia jiem galų gale sutars ir jie panašu, kad jie vis tiek susidėlios, visas šitas teatras baigsis, jie susidėlios ir mes turėsim pakankamai tartum skaičium stabilę koaliciją, bet, ar jinai bus visą kadenciją, tikrai netikiu. Ar jinai pragyvens sekantį biudžetą, sunkiai, nusipirkdama balsų iš liberalų, agro, bet tai bus ant ribos. Bet kiek šita koalicija temps, tarp metų pusantrų. Kitaip, aš neįsivaizduoju vidinių socialdemokratų dinamikos vykstančių procesų ir koalicijos partnerių, kuriuos mes dabar aptarsime sekančius. Einam toliau, mes turim pakalbėti apie kas čionais vyksta. Pakalbėkime apie Skvernelį. Ir čia yra labai svarbus faktorius. 14, greitų metų 15 balsų. Ir tiesą pasakius, wow, taip kaip buvo paskutiniam dienom pažemintas Skvernelis, suprantant jo modus operandi, Skvernelis, jis turi tokį savo bičo aurą, ar ne? Savas bičas. Bet nereikia jam, skersai kelio daryti dalykus. Jisai norėjo tos koalicijos su Nemuno aušra, jam viskas gerai, jisai labai stūmė į tą koaliciją. Ir tas spektaklis, kurį mes dabar matysim, kad, čia socialdemokratai, čia aš nieko neprigau, mano pirštos spaudų nėra. Ne. Jisai tame dalyvauja. Kaip ir dalyvauja visi žmonės tos partijos. Kad mes neturėtumėm įvaizdžio, kad ten yra europietiška politinė partija, kuri čia nieko nežino, vargšiukai, ir jie niekam tame nedalyvauja. Jie visi tame lygiai taip pat kaip socialdemokratai. Jeigu yra kritikuojami socialdemokratai, lygiai taip pat tai yra Skvernelio valdant Lietuvos atsakomybė. Kaip ir prezidento, kuris, patikėkit manim, viską žino, informuotas, su juo viskas yra derinama ir jisai tame nemažiau aktyviai dalyvauja. Jisai tiesiog, pasakė vieną dalyką bendram kontekste, kaip suprantu, kad pats Žemaitaitis neturi būti žemės ūkio ministru. Jisai norėtų žemės ūkio ministru būti pats, jie supranta, kad tai būtų per daug. Tai jis tiesiog, tos kelios dienos šito viso spektaklio užtruko, kol jisai sumažino tam tikrą savo ambicijos pats. Ar ne? Skvernelis. Ir Skvernelio partija atrodė pakankamai neblogai, ypač po pirmo turo. Jie labai gerai viešoje erdvėje užvaldė erdvę. Atrodė, kad vos ne jie formuoja visą koaliciją, jie čionais yra tie, nuo kurių viskas priklauso, jie stumdo kortas, jie brėžia raudonas linijas, jie visą laiką buvo televizijoje, eidavo, užpildydavo eterį ir socialdemokratai būdavo truputį net nustumti ir atrodė, kad čia yra, Skvernelis čia formuoja iš esmės koaliciją. Tai yra patirtis nuo vyriausybės laikų ir jinai jam labai atsiperka. Ir jis atrodė labai neblogai ir socialdemokratai pradėjo suprasti, kas per žaidimas vyksta. Juos tiesiog išdurinėja Skvernelis.
Jisai kelia kainą, jisai eteryje, jisai tai kalba, kad užsienio reikalų ministro reikia vienam iš žmonių, nors realiai tai yra visai kiti klausimai. Ir socialdemokratai pradėjo jausti, kad pala, kažkas čia ne taip. Ir todėl aš manau, mano prielaida, mes pamatėm tai, ką mes pamatėm su žinute, kad Seimo pirmininko postas atiduodamas Nemuno Aušrai. Kodėl? Tokiu būdu tiesiog, suprantant, kaip Skvernelis nori šio posto, jisai jau ten, žinot, jau tuoj baldus eis rinktis ir staiga jisai gauna tokią situaciją, kokią jisai gauna. Ir tai yra, tiesą pasakius, kaip čia gražiai pasakyti, toks švelnus pliaukštelėjimas į žandą Skverneliui, kuris, kaip sakiau, tokių dalykų nepamiršta ir čia yra rimta. Ir socialdemokratai, darydami tokius žingsnius, jie nori parodyti Skverneliui, kad palauk. Biški pristabdykit jūs ten, chebra, žirgus. Patikėkit manim, tai neatsitiktinai, tai yra labai reikšmingas žestas ateities dalykam, viso šitos kadencijos kontekste, ką mes matysim. Jisai viešoje erdvėje, jisai tikrai prarijo piliulę, pasakydamas, taip, čia ne mano, 20 balsų jie turi, aš turiu 15 turėsiu ir čia jų prerogatyva rinktis, bet visi puikiai supranta, kad tai yra labai rimta Skvernelio kontekste. Ir eiti su tokia korta, socialdemokratai nori pamokinti vardan Lietuvos, kad biški pristabdytų žirgus. Ar tai yra noras tiesiog pamokinti, ar tai yra kažkokio platesnio konteksto žaidimas, pasižiūrėsim, bet šiuo atveju galima kalbėti, kad tiesiog pamoka, kad biški pristabdytų žirgus, nes socialdemokratai pradeda matyti tam tikrą konkurenciją ir jie pradeda suprasti, kokį žaidimą, tiesą pasakius, nelabai gražų žaidžia Skvernelis. Skvernelis nori susirinkti balsų ir tenais, taip sakant, ir protesto elektorate, ir dešiniajame elektorate. Ir dėl to jis pradeda tokį žaidimą, kad komunikacija, kad griežtai už Ukrainą, tai vienam elektoratui, tai tam kiekvienam elektoratui jisai padalina po grūdą. Socialdemokratus tokiu būdu stumdamas į tokią piktesnę pusę, o pats tapdamas tokiu teisinga partija, ar ne? Tokia teisinga už teisingus dalykus, už kurią gali balsuoti ir Tėvynės sąjungos elektoratas, ir socialdemokratų elektoratas. Tokia pirmoji alternatyva, jeigu kartais ką. Ir, tai pradeda nepatikti socialdemokratam. Jie supranta šitą žaidimą, jie supranta, kad Skvernelis taip tiesiog žaidžia, nes jis jam Nemuno Aušra yra bet jisai viską perkelia ant socialdemokratų pečių. Ne? Visą neigiamą krūvį perkelia ten, o teigiamą krūvį pasima savo ten. Finansavimas kariuomenės, Ukraina, visi gražūs dalykai čionais. Jis taiga nebekalba iš viso apie Kiniją, viską palikdamas Paluckui suvalgyti ar ne, jo nėra tam kontekste, nors anksčiau labai mėgo apie tai pakalbėti žmonės pats Skvernelis, žmonės iš Skvernelio partijos. Pastebėt, jie pakankamai neblogai komunikuoja, jie gerai žaidžia. Jie tuoj bus labai antikiniški ir labai valstybiniai. Ir socialdemokratai supranta žaidimą. Tai šitas Seimo pirmininko žestas, suprantant, kad jokia Širinskienė jo nepaims, nes niekada Širinskienė nelaimės slapto balsavimo, o Skvernelis turėtų laimėti, ar ne? Socialdemokratai dar neturi jam tokio priešiškumo viduje ir slaptame balsavime, kur tu nekontroliuoji, jisai turi šansus. Širinskienė jokių. Toliau liberalai. Liberalai labai norėjo į valdžią. Jie nenori dingti iš eterio, jiem tai svarbu, bet jų prieštaravimai, jų atstovavimas stambaus verslo niekaip nesuponuoja jų darbo su tuo, ką nori padaryti socialdemokratai. Dėl to čionais buvo taškas, dėl kurio jie tiesiog nesusitarė. Ir jie eis į opoziciją labai to nenorėdami. Bet, kaip ir minėjau pradžioje, Gailiaus atėjimas į parlamentą, nes tai yra labai svarbus faktorius. Man Gailius bus vienas iš žmonių įdomiausių sekančių kadencijų, jeigu jis visgi ateina į parlamentą,
tai, na, jisai yra žmogus informuotas, žmogus protingas ir kaip jisai, na, jisai nesielgs neapskaičiuotai, pavadinkim taip. Ir tai, kad jisai ateina į parlamentą, rodo, kad, na, liberalai tikrai nenurašo savo dalykų, nes į parlamentą jis tikrai neateina dirbti kokiam nors komitete 4 metus opozicijoje. Tai liberalai žaidžia kažkokį žaidimą ir jie mano, kad, na, ta 1,5 gal metų koalicija yra maks, ką jie tenais ištems ir tada bus galimybės, nes Gailius nepaslaptis norėtų ministerijos posto vidaus reikalų. Tai čia yra įdomus kontekstas. Matysime su liberalais, kokį žaidimą jie žaidžia. Bet kokiu atveju buvimas valdžioje jiem labai labai svarbus. Jie neturi preferencijų kairė dešinė, jie atstovauja pagal kitą mentalitetą tenais yra. Nemuno aušra. Tai Nemuno aušra mes jau matom, kortos atskleistos, jie koalicijoje. Tai užtruko dėl to, kad Žemaitaitis norėjo pats būti ministru. Nei Paluckas, nei prezidentūra suprato, ką tai reiškia, kad, na, ne, paskirk kokį šeškę, kuri darys dalykus ir tu ten tvarkysies per jį. Tai niekaip nenuplauna atsakomybės, nei prezidentūros, nei Skvernelio, nei Palucko, bet jisai atsitraukia, jisai tartum sėdi parlamente ir žaidžia Voldemortą, ar ne, tokį parlamento. Tai jie atsitraukia. Nuo ko jie dar atsitraukia? Ir čia labai svarbus faktorius, ką aš noriu jūs atkreipti. Jo ėjimas į koaliciją su socialdemokratais, kuriuos jie kalė. Sakė, kad tai yra konservatorių produktas, konservatorių dvyniai, ko tik tai mes negirdėjom. Tie žodžiai dingo, rinkėjas yra atjungtas. Ir rinkėjas jau nebevalgo šitos informacijos, to niekada nebuvo, Žemaitaitis to niekada nesakė, kad socialdemokratai yra tiesiog antri konservatoriai. Kitas dalykas, jų ėjimas į koaliciją reiškia, kad pagrindiniai pažadai, aš noriu atkreipti jų pagrindinius pažadus, apie ką, ant ko visi pažadai stovėjo. Tai yra Ignitis, tai yra KGB ir tai yra Valstybinis bankas. Tai jų ėjimas į koaliciją reiškia, kad Igničio istorija basta. Jokio atgal akcijų išpirkimo nebus, nes Skvernelis to niekada neleis. Energetikos ministras bus Skvernelio žmogus, labiausiai tikėtina, ar ne? Ir apskritai tai nepraeitų Seime. Tai vienas pagrindinių dalykų, ant ko ėjo Žemaitaitis, jisai rinkėjams parodė tiesiog špygą pirmą dieną, net nespėjęs prisiekti parlamente. Primeskit. Antras dalykas, KGB. Na, ar jūs manote, kad šitoj daugumoj yra kokios nors šansos, kad viską tai praeitų? Tiesą pasakius, tai yra platesnė diskusija, platesnio konteksto apskritai apie tą KGB failą, nes tai yra ir Rusija, ir kiti dalykai. Tai aš manau, mums reikės tai aptarti, užduokit kada nors klausimą, kai bus klausimų atsakymų sesija. Tai bet kokiu atveju, tas KGB sąrašų išviešinimas, jisai irgi jau padėtas į stalčių. To niekada nebus, Žemaitaitis tai žino. Jisai suras formą, kaip tai pateikti, bus kokia nors įkurta komisija, kuri turės pasižiūrėti Ignitį, tai reiškia pasižiūrėti Ignitį, tai reiškia tirti Skvernelį, tai reiškia koalicijos partnerį tirti, ar ne? Nu, žiūrėkit, nejuokinam voverių čia mes tarpusavį, tegul tai jie juokina savo rinkėją. Tai šitie failai yra uždaryti. Paskutinis failas yra Valstybinis bankas. Valstybinis bankas, graži idėja, vėl galima aptarti, kiek tai yra efektyvu ir kiek tai yra tiesiog, kodėl tokio dalyko Lietuvoje neapsimoka daryti. Tiesiog ekonomiškai. Kad ir kokia graži idėja tai būtų ir norisi pasirašyti, bet tai teorijoje gražu, praktikoje neveikia, ar ne? Ir tas pats Valstybinis bankas, taip kaip jie įsivaizduoja, iš esmės jis yra įkurtas prieš kelias savaitės parlamento. Tai dabar ten tik tai nukreipti daugiau pinigų ir kad jisai galėtų daryti verslui paskolas, nes tai yra ta pati Invega, tik kita forma. Fondai yra sujungti, kurie tai darys tą patį. Tai iš esmės tai valstybė jau atlieka didesniu ar mažesniu kontekstu. Tai vėlgi, kokį pažadą darysi, jeigu iš esmės tai padarė prakeikti konservatoriai. Va tokie dalykai. Tai jie nespėja prisiekti, išdavė viską, su kuo jie atėjo.
Ką tai reiškia? Na, tai reiškia, kad jie laiko savo rinkėjus kvailais. Jų rinkėjas kvailas ir jisai viską suvalgys, galvoja jie. Ir tai yra liūdna, nes ką darys rinkėjas? Rinkėjas taps piktesnis ir radikalesnis. Žemaitaitis jam pasirodys dabar melagis, staiga jie supras. Labą dieną. Ir ką jie daro? Jie ieško piktesnio. Jie ieško, Žemaitaitis bus too soft dabar. Jį sekantis po 4 metų einantis protestų elektoratas susirinks žmogus turės būti daug radikalesnė negu Žemaitaitis. Jo komunikacija jau nebegalės būti apie eilėraštukus ir apie tai, kad žydai žudė lietuvius. Tai turės būti dar kažkas labiau. Na ir įdomu, kas čia gali tai patemti, ar ne? Kuris politikas gali mobilizuoti protesto elektoratą visoje šitoje situacijoje. Nes tas protesto elektoratas niekur nedings, tai kad jie nusivils Žemaitaičiu. Jisai taps tik tai dar labiau radikalesnis. Tame visame šita yra tragedija. Ir pagrindinis faktorius, kodėl Nemuno aušrai reikia eiti į koaliciją, tai kad sugebėtų sulaikyti tą partiją. Tai labai paprasta. Socialdemokratai tikrai moka gerai nupirkti parlamentarus ten kadencijos viduryje, jeigu tai yra vienmandatininkai, per kažkokius pasiūlymus, per kitus dalykus ir jie jos tiesiog supirktų. Tai Žemaitaitis tą žino ir ten ilgai sėdėti iš jų visi ten turbūt nepasiruošę, nes tau po to tiesiog nėra tas gyvenimas, kaip visi įsivaizduoja parlamente toks rožėmis klotas. Tai tu nori į valdžią. Tu nori į valdžią, kad išlaikytum, augintum partiją, kaip ir minėjau, ir tam reikia valdžios. Ir buvimas valdžioje jį augins. Iš vienos pusės jis negalės įgyventi savo pažadų ir čia klausimas, kiek jisai laiko savo rinkėją kvailais, kuris, tiesiog viską valgys, nes jis pasakys, čia Ignitis, mes tuoj. Dar vieną dalyką, ką žadėjo Žemaitaitis, tai buvo mokesčių reformos nebuvimas, ar ne, jūs prisimenat? Iš pradžių iš viso nebus, po to 2 metai, tai dabar jau metai liko, pasižiūrėsim, tai iš esmės tai yra viskas, dėl to, kad tai metai padaryti kažkokią mokesčių reformą tam ir reikia. Tai bet kokiu atveju būtų metai, tai socialdemokratai gavo viską, nes tu negali padaryti mokesčių reformos rytoj, tai tau reikia prieš pusę metų turi priimti visus įstatymus. Tai apie tai ir kalba, tai tiesiog atidavė viską, nes tu turi atsisėsti, vyriausybė turi sukurti tai, kaip jie įsivaizduoja tą mokesčių reformą, ateiti į parlamentą, jame prieiti ir tada pusę metų turi būti. Tai per metus tai tik ir gali įvykti, ar ne? Tai absoliutus totalus skemas, kaip sakytų vakaruose. Absoliutus totalus skemas. Ir tuo užsiminė Nemuno aušra. Tai linkėjimas rinkėjam jų. Linkėjimai rinkėjui, jeigu Nemuno aušros yra pas mane bent vienas kitas, tave išdūrė, jam net neprisiekus. Net neprisiekus, jisai tave tiesiog suvalgė kaip obuolį. Tavo balsas buvo vertas to ir tavo atėjimas iki balsadėžės, gerbiamas Nemuno aušros rinkėjų. Apibendrinant. Koalicijos partneriai turi labai skirtingus interesus, kurie daugelį atvejų susikerta. Vidiniai partijų dinamika, ypač socialdemokratų partijoje, yra tokia, kad mes dar matysim daug istorijų. Nebus taip paprasta. Ypač slaptose balsavimuose tikėtina. Aišku, jie turbūt slaptam balsavime palaikytų Skvernelį, nes jie mato alternatyvą, tai Širinskienė. Tai tada Skvernelis jau atrodo kaip valstybininkas, ar ne, Džordžas Vašingtonas beveik. Bet logika yra tokia, dinamika yra tokia. Tai nebus taip paprasta. Ir ypač jeigu Nemuno aušra socialdemokratų klaidų sąskaita augina savo reitingą ir demokratai augina savo reitingą klaidų kainą. Tai mes matysim daug dalykų dinamikos. Bet gerus metus duokim. Gerus metus šitai koalicijai duokim. Gal kažkiek mažiau žinant patį Žemaitaitį, nes su juo nieks nesugeba išdirbti pusę metų, bet duokime metus. Net jo artimiausius žmonės, kurie niekada su juo neištempė. Nebent tai ten, tie, kurie jau tiesiog. Bet politikai jisai ilgai neištempė. Taip, dabar eikim prie įdomesnės temos, globalesnės, tai Trumpas.
Trumpas. Tai Trumpas laimėjo, labą dieną. Trumpas laimėjo labą dieną ir ne tai, kad laimėjo, bet tai yra sutriuškinimas realiai. Tiesą pasakius, aš nebuvau nei už vieną kandidatą. Mano įsitikinimu abu kandidatai yra netinkami Amerikai, nes jie nekalba apie Amerikos struktūrinius klausimus, kodėl Amerika tenais, kur jinai yra. Ir Trumpas juos atliepia labiau, jis labiau supranta visuomenę, kame yra problemos, bet jis lygiai taip pat, tie receptai ir tie sprendimai, kurie turi būti, jie yra, tiesą pasakius, šiuo atveju priešingi. Taip, migrantai turi eiti lauk, čia be jokios kalbos, tai kas vadinama I will build a wall, ar ne, visa tai. Bet jeigu struktūriniai klausimai, kurie yra, jie pagimdyti Reigano epochos laikotarpiu, kai buvo sumalta mokesčių sistema ir jeigu jūs pametat, atkreipėt dėmesį, po rinkimų visi labai džiaugiasi, kad akcijų rinka auga. Tai aišku, jinai auga dėl to, kad verslas supranta, kad jie dabar darys babkės. Tai aišku, akcijos augs. Ar tai yra gerai valstybei apskritai? Klausimas dėl to, kad jie supranta, kad pinigų bus. Pinigų for big business bus. Ir ten koks Elonas Muskas, aš dabar jų akcijas niekada nepirkau, nes man tai buvo burbulas, nes aš netikiu Tesla. Man Tesla labai keistas automobilis, tiesą pasakius. Bet dabar aš pirkčiau daug Teslos akcijų, SpaceX akcijų, dėl to, kad jisai bus prie kūno, valstybės užsakymai jam eis, jisai maudysis vandenyje pinigų. Aš tuo net neabejoju, skris kur nors, ten turbūt tikrai skrisim į Marsą ir visur kitur ir tai darysim su Elonu Musku. Jisai pastatė ant teisingo žirgo, ar ne? Ir tai jisai pasims labai daug dividendų. Ar tai gerai Amerikai? Tai yra politinė diskusijos klausimas. Ar gerai tai, kad super turtingi darosi turtingesni ir jie gal ką nors numes viduriniai klasiai? Labai didelis klausimas. Man yra labai didelis klausimas dėl to, kad taip nevyksta, aš to nematau. Tai tai pradėkim nuo to. Nesirgdamas ne už vieną kandidatą, ir man būtų labai sunku, jeigu aš gyvenčiau Jungtinėse Amerikos valstijose, ką man daryti, už kurį eiti balsuoti, dėl to, kad Kamala Harris, jinai simbolizuoja, visų pirma, šitie rinkimai buvo about it's the economy stupid. Lietuvos rinkimai buvo it's not the economy stupid. Billo Clintono šūkis buvo einant į rinkimus, jisai sukūrė labai gerą sloganą it's the economy stupid, ar ne? Ir jis labai prigijo. Ir šitie Jungtinių Amerikos valstijų rinkimai buvo labai daug apie ekonomiką, apie tą jausmą, kurį turi žmonės. Ir sakau, kai aš keliauju Jungtinėse Amerikos valstijose, tai atrodo kraupiai. Tai atrodo iš tikrųjų kraupiai, kaip tai viskas atrodo. Turtingi gyvena mažose rezervatuose, kurie iš tikrųjų gyvena gerai. Super turtingi gyvena dar kitose rezervatuose, kur ten atskira planeta. Ir tokių Amerikoje, aš bijau pameluoti, iki 10 milijonų yra super rich ir jie iš tikrųjų gyvena komunizme. Tai yra ten savivirėjai tose regionuose. Jie nevalgo taip, kaip valgo likusios Jungtinės Amerikos valstijos, ar ne? Nes maistas yra vienas didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų nelygybės simbolių. Tai, ką tu valgai, iš esmės parodo, apie ką tu esi. Ir super rich bus viskas jiem gerai su Trumpu, patikėkit manim. Klausimas su vidinio klase ir ar tie receptai, kuriuos siūlo Trumpas, jie suveiks. Ir Kamala Harris, eidama į iš tikrųjų tai, ką su jumis esame kalbėję ir daug rašiau apie tai, ta boksininkė. Atsimenat, olimpinių žaidynių boksininkė, kuri, dabar jau čia visi pripažįsta, aš taip suprantu, staiga čia nėra diskusijos, kad jinai yra vyras. Ir man tai buvo simbolis. Aš tada pasakiau, žiūrėkit, mes perlenkiam lazdą, mes turėsime problemų. Mes turėsime politinių problemų, nes tai yra blogai. Tai ta individualistinė darbotvarkė, kuri ėjo teisingų grūdų iki žmogaus teisių
klausimo viskas buvo gerai, bet kažkurioje vietoje demokratai neturėdami savo, tam tikro, neturėdami sekančios darbotvarkės, ką jie toliau gali siūlyti, kai, žmogaus teisės valstybėje yra realizuotos, žmogus turi teisės, tada tai yra partnerystės klausimai ir ką darom toliau. Ir vietoj to, kad sustotų susirasti naują temą, tai kokią socialinę temą, ekonominius klausimus sprendžiant tuos pačius, kodėl žmonės vis mažiau gyvena viduriniam sluoksnį ir vis žemiau gyvena. Jie vietoj to nuėjo pradėjo lenkti lazdą, kad, kažkokie vaikų keitimų, lyties keitimo operacijos, keisti dalykai iš tikrųjų. Keisti dalykai ir tai buvo perlenkimas. Ir Trumpas iš esmės yra kontrrevoliucija to. Esam su jumis apie tai vasarą kalbėję. Trumpas yra kontrrevoliucija viso šito, ką mes matom. Jie yra pastanga grįžti prie tai, ką žmonės tylioji dauguma įsivaizduoja normaliu. Ir tiesą pasakius, Kamala Harris atrodė labai neblogai ir atrodė, kad jinai turi kažkokią taktiką. Viskam vadovavo Obamos rinkimų štabas iš esmės ir atrodė, kad čia yra kažkoks master planas ir jie ištrauks per kažkokį siaurą takelį, jinai ištrauks, nes jie turi kažkokį iš tikrųjų didelį planą. Ypač pasirinkimas viceprezidento atrodė gerai, iš pradžių atrodė blogai, po to tu pradėjai galvoti, nes čia visai įdomus dalykas, bet netgi jisai pralaimėjo savo valstijoje. Čia kosmos. Tai yra sutriuškinimas toks, kad yra kosmosas. Ir atrodė, kad jie turi iš tikrųjų planą, kuris suveiks, bet planas nesuveikia kaip ir Lietuvoje, tiesą pasakius, žmonės Kamalos tiesiog neatėjo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų ir apskritai rinkėjų logika yra labai paprasta. Mobilizuoji savo rinkėją iki maksimumo, pritrauki neapsisprendusius ir kuo mažiau trigerini priešininko hardcore'inį elektoratą tam, kad jisai nesimobilizuotų ir neateitų. Ar ne? Kai tas, kas įgyvena šitos 3 faktorius, tas laimi rinkimus. Ir atrodė, kad Kamala Harris mobilizuos savo elektoratą tam, kad ateitų prieš Trumpą, ar ne? Neapsisprendė, nenorės Trumpo, o Trumpo elektoratas, ateis, bet gal jisai ten netoks didelis, tas hardcore'as, gal jisai mažesnis ir tik taip atrodo. Ne. Pasirodė, kad taip nėra ir Trumpas susirinko didžioji daly grupių rinkėjų, jisai laimėjo. Jis laimėjo popular vote, tai labai reikšminga, respublikonas laimintis popular vote, patikėkit, tai yra labai daug. Tai yra labai daug. Tai pasirodo, turbūt viltis, kad Kamala Harris turi kažkokią logiką, jinai buvo tuščia. Logikos iš tikrųjų, ir kažkokio strategijos giluminės, jos tiesiog nebuvo. Galbūt jinai nesuveikė dėl neatėjusių rinkėjų. Tai demokratam bet kokiu atveju reikės atsakyti savo labai daug klausimų. Labai daug klausimų, kas yra normalu šiuolaikinėje Amerikoje. Ir su kuo jie gali eiti į sekančius rinkimus, nes tu supranti, kad ta logika, su kuria iki dabar ėjo, jinai tiesiog subankrutavo, neįtikėtinai subankrutavo. Ar ne? Koks dar man įdomus apie rinkimus faktorius, ką aš norėčiau dar atkreipti truputį apie rinkimus, kad šiuolaikinę tokią politiką, kurią mes dabar matom, sukūrė Obama. Visuomenė lygiai galėjo, visada mes matom Obamą, ypač iš Lietuvos taško, teisingi dalykai. Gražus, teisingas politikas. Ir jis kalbėjo, kad visiems viską ir gražiai, gražus dalykai gražiai pakuoti. Ta super retorika ir visi tie dalykai. Ir tai veikia 8 metais, kai jis ėjo rinkimus. 8 metais tas catch all, surinkti kuo daugiau, jisai veikė. Tai buvo toksai unity ir visi kiti dalykai gražus ir tai veikia. Bet antroje kadencijoje, norėdamas laimėti, jisai suskirsti rinkėjus pradėjo, jo rinkimų kampanija buvo pastatyta ant kelių dalykų. Jis pradėjo skirstyti rinkėjus. Jisai nutarė, kad jam reikia
ne catch all daryti, o kad susirinktų rinkėjus antrai kadencijai, jam reikia segmentuoti rinkėjus. Ir jie be abejo buvo segmentuojami ir anksčiau, visą istoriją Jungtinių Amerikos valstijų, kai jie nuo arklių nulipo ir ypač atsirado televizija. Bet ta logika buvo maksimaliai išvysinta Obamos laikotarpiu. Ir ką jisai darė? Jisai, tose apygardose kiekvienoje apygardoje ieškojo tai, ko jam reikia, ar ne? Tai, ką mes dabar imame. Tai yra, Obama tuo metu statė išsilavinusių moterų ir visokių mažumų balsai ir išsilavinusios moteris. Ir taip jisai sugebėjo laimėti. Ir buvo suprasta Jungtinėse Amerikos valstijose, kad skaldant rinkėją, susirenkant radikalius rinkėjus, radikalizuojant tam tikrai ir mobilizuojant tokiu būdu rinkėją, atsivedant, tai yra sėkmės receptas. Kad Obama atrado tiesiog sėkmės receptą Jungtinėse Amerikos valstijom ir kad jis negali pralaimėti, kad taip reikia daryti ir kad nepriklausomi, neapsisprendę rinkėjai, nepriklausantis nevėlė grupiai, yra mažesnis faktorius, jis nereikšmingas faktorius, tiesiog reikia sutvarkyti savo elektoratą visų pirma. Ir jisai pastatė ant to. Ir Jungtinėse Amerikos valstijoje buvo nuspręsta, kad tai yra esmė. Susegmentuok kiek įmanoma fokus grupėse savo elektoratą, jį atvesk, neapsisprendę netaip svarbu. O neapsisprendusių, skirtingai yra traktuojama, sakykime, kad daugiausia kalbama, kad tai gali būti, didžioji dalyje literatūros randu, kad yra apie 10%, kurie jau tokie neapsisprendė ir jų atėjimas pasirodė labai reikšmingas. Šitas rinkimus irgi, nes aš matau, kad iš esmės neapsisprendė, atėjo tiesiog ir pabalsavo už Trumpą, o kiti neapsisprendė, kurie tiesiog nenorėjo balsuoti už Trumpą, tiesiog neatėjo. Tai tuo ir pasibaigė graži kelionė. Todėl ir matom tokius rezultatus. Ir vienas dalykas tai buvo rinkimai apie It's the economy stupid, ta infliacija yra žiaurus dalykas. Kai tu nueini, atsisukit, susiraskit mano laidas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kai keliavau. Patikėkit, mes esam geroj visuomeniai struktūroje palyginus. Blogai. Jungtinėse Amerikos valstijose yra blogai. Ir jeigu tenais kandidatuoti, aš ten turbūt būčiau prie radikalesnių. Ta sprendimų logika, kaip aš įsivaizduočiau, ką tai reikėtų daryti. Tiesą pasakius, tai būtų ir kairės, ir dešinės. Tai nebūtų vienas, nes tai yra tas neoliberalizmas turi baigtis, pinigų mėtymas turi baigtis, daug dalykų turi tenais baigtis. Bet tuo pačiu metu tokia individualistinė politika, kuri jau perlenkia lazdą, irgi turėtų baigtis, kad biški reikia sustabdyti žirgus ten, aiškiai, labai smarkiai. Ir rinkėjas iš principo tai sako. Ir jeigu tau rinkėjas sako, kad Trumpas asocijuojasi tau sustabdykim žirgus, tai reiškia, kad kažkas su tavo valstybė yra ne iki galo gerai, ar ne? Kažkas yra perlenkta kažkurioje vietoje. Dabar Trumpo politika. Trumpo politika, turėsim tikrai daug šansų per šituos 4 metus apie tai kalbėti, gilintis, bet pabaiginkim bendrais bruožais, apie ką yra Trumpas ir koks bus antrą kadenciją. Antrą kadenciją jis ateina kitoks, visų pirma, dėl patirties. Pirmą kadenciją, kai jisai laimėjo, ir tiesą pasakius, aš ir dabar esu visiškai įsitikinęs, kad jis nesitikėjo laimėti pirmą kadenciją, jis buvo tikrai nustebęs. Ir dabar jisai atėjo žinodamas, ko jisai nori, žinodamas, kaip veikia sistema, ir tai bus visai kitoks Trumpas. Visai kitoks Trumpas. Klausimas, kaip jį paveikia tai tie 4 metai be valdžios. Aš manau, kad kai kuriuose vietose jisai suradikalėjo, nes tai nėra apie retoriką. Pamirškit, ką jisai kalba, jisai tiesiog kalba. Man keisčiausias dalykas ir žanras, kai žurnalistai paimdavo jo kalbas ir pagal jas bandydavo kažką išvesti, kažkokią logiką sudėlioti ir čia atsakymus, koks bus Trumpas. Jam nesvarbu, ką jis išneka. Jis ateina, elektoratas trigerinasi, jisai tai ir išneka. Jam nesvarbu, tai yra ne apie tai, ką jisai darys. Bet kažkaip žmonės to nesuprato. Trumpas yra politikas, kuris vienas pirmųjų suprato, kad šiuolaikinė politika yra šou.
Tiesą pasakius, Trumpas nėra originalus. Kad suprasti Trumpą reikia, kas buvo Trumpo predecessor, tas, kuris sukūrė, iš to, ko mokėsi Trumpas. Tai yra Ventura. Buvo toks Ventura, toksai šitasgi, wrestling. Dar įdomus tas sporto šaka. Wrestleris ir belenkas ten šou darydavo ir kitus dalykus darė. Ir jisai nuėjo į politiką. Ir jisai tapo tuo, jisai iš esmės buvo tai, kuo paskui padarė Trumpas. Jisai pasirodė neblogai, jisai, kiek prisimenu, laimėjo valstiją ir jisai planavo ir prezidentus eiti. Bet jis iš esmės parodė, kad tai yra kelias. Tai yra kelias, toksai, tai, ką mes dabar žinom Trumpą. Tai absoliučiai nesugalvota Trumpo. Tai yra Ventura. Susiraskit YouTube'ai, dokumentinius, susiraskit apie jį. Fundamentaliai tu žiūri ir tu galvoji, velnias, ir čia nukopijavo Trumpas. Ta prasme, bent viena originalus idėja yra pas jį ar ne. Tai tas Ventura. Tai pardavime, kaip politiniam. Trumpas yra geriausias šoumenas tarp politikų tarpo. Ir kaip politika tampa šou, Trumpas yra nenugalimas. Tu negali nugalėti šoumeno karaliaus, žaisdamas jo žaidimą. O kitokio žaidimo nebelieka. Politika nebe tokia, kokia jinai anksčiau buvo. Ir dėl to jisai susirinko ir jaunimo balsus. Skirtingai nei buvo įsivaizduojama. Jisai susirinko jaunimo balsus, nes jisai suprato, šiuolaikinį influencerių galią. Kiek jam padėjo Joe Rogan palaikymas, endorsementas, kiek užkrito Friedman. Tenais jisai nuėjo ir tu žiūri iš karto. Ten per kelias valandas milijonai peržiūrų. Kaip jisai trigerina internetą, kur yra labai labai svarbus faktorius. Jisai moka užtrigerinti, užkelti ir YouTube'as ten, kur jisai nueidavo, YouTube'as sprogsta, ar ne? Ta pusė to nesugebėjo daryti. Jie kalba teisingus dalykus, tuščius dalykus, o šitas žmogus daro šou. Jisai, kiekvienas jo atėjimas, tu žinai, kad bus antraštė gera, žiniasklaida gali jo nemėgti, bet jie pasiduoda jo įtakai dėl to, kad jie žino, kad tai yra pelnas, nes bus klikai, bus viskas, ko jam reikia. Ir dėl to jie žaidė jo žaidimą. Jis yra geriausias šoumenas šou pasaulyje, kuris virsta politika. Dėl to jis yra generational politikas. Jisai iš esmės kūrė naują politiką, jisai parodo, kad velnias, pabaigit savo šitas tuščias kalbas apie nieką, tuštuma, ką jūs darot. Jūs žmonės suprato, kad jūs nepasakot nieko, tiesiog kalbat dėl kalbėjimo. Jisai atėjęs, kalbės tai, ką jis meluoja, jis kalba tai, ką žmonės nori girdėti ir kas trigerina. Nes jisai supranta, kad trigeris išaugs reakciją. Tu kaip politikas, ateidamas į politiką, ką tu darai? Tu renkiesi, kas tavęs nemėgs. Vienintelis dalykas, ką tu renkiesi, aš kai jau į politiką, aš galėjau pasirinkti žmonės, kurie manęs nemėgs. Vienintelis dalykas. Visa kita, ar bus žmonių, kurie sakys, o, tas Maldeikis gal dar toks pusę velnio, gal už jį galima balsuoti. Tai jau yra ne iki galo mano kontroliuojami dalykai. Bet mano kontroliuojamas dalykas yra trigerinti žmonės, kurie manęs nemėgs. Bet kai manęs kažkas nemėgs, bus dalis balsų, kurie sakys, visai normaliai. Dėl to man yra ok, jeigu mane kritikuoja visokie frykai, man tai yra komplimentas. Aš džiaugiuosi, jeigu aš esu pas frykus aptarimo objektas laidose, tai man rodo, kad aš kažką darau gerai, ar ne? Tai Trumpas lygiai taip pat daro. Jisai supranta, kad buvimas ir trigerindamas, jisai iššaukia kitų žmonių reakcijas. Kai sako, nepopuliariausias politikas, ta prasme, nepopuliariausias politikas kame? Jeigu jis nepopuliariausias politikas, reiškia apie jį visi kalba, reiškia kitam tarpe balsuotojų jis bus labai labai populiarus. Ir politikui užtenka tų, kurie už jį ateina ir mano, kad nors jis nepopuliariausias politikas, bet jisai gerai varo. Ar ne? Ir tą daro Trumpas. Jis turbūt nepopuliariausias politikas. Bideną turbūt sunku dabar ten aplenkti, bet Trumpas irgi panašiai. Jie ten trijulė tame tarpe.
Tai toksai dalykas. Grįžtam prie koks bus Trumpas. Jisai išmoko pamokas, jisai vykdys politiką, nes mums tai svarbu, jisai strateginius sprendimus, kaip CEO, jisai priiminės pas save kabinete, labai mažame rate, ir tai bus strateginiai sprendimai. Karas, ten, ką darom su Rusija, ką darom su karu Ukrainoje ir panašiai, ar ne? Tai bus strateginiai sprendimai, kuriuos jis mažame nedėlėme rate priiminės ir galutinis sprendimas bus jo. Visa kita jis deleguos žmonėm ir jam bus absoliučiai tai neįdomu. Absoliučiai nesidomės ir sakys, net nedrįs man paršinti galvos apie tai, turi būti kariai Jungtinių Amerikos valstijų Lietuvoje ir neturi, ar ne? Tai turės būti aparatas, kuris juda į viršų. O aparatas remsis tam tikrą logiką. Tam tikrą logiką tos vienos ar kitos šalies, bendrų kontekstu. Kaip ta šalis yra, koks gilus Jungtinių Amerikos valstijų santykis su ją, kiek jinai turi draugų Vašingtone ir panašiai. Tai bus, kiekvienas atvejis bus individualus, nesisteminis, nes Trumpas tikrai neturės, jis nesidomės tokiais dalykais, tokių sprendimų priėmimu. Tai bus tik tai strateginių sprendimų. Įsivaizduokit didelį akcininką įmonės, kuris priima strateginius sprendimus, o visą kitą deleguoja direktoriui, deleguoja departamentų direktoriam, ar ne, jeigu tai yra kokia įmonė. O šiaip akcininkas, jisai žaidžia golfą. Ir taip ir bus. Tai va, tai labai daug kas priklausys nuo žmonių, kurie su juo ateis. Dėl to, kad jie priiminės labai daug sprendimų, ne strateginių, bet sprendimų priiminės jie. Kokia komanda jo ateis. Pirmoji kadencijoje jo komanda buvo iš to, kad jisai neturėjo patirties ir iš to, kad jam reikėjo tiesiog iš kažkur susirinkti komandą. Jisai ėmė iš respublikonų elito, tai jam buvo jie įkišti, kaip ten, nežinau, Boltonas ir panašiai. Dabar bus viskas kitaip. Dabar bus daugiau Rexų Stillerių, tokių, kurios, Rexų Stillerių, jeigu istoriją prisimena, tai jis atsirado iš niekur, tapo valstybės sekretorium tik dėl to, kad jis nuėjo, pasitaikė pakely ir jisai ten pavakarieniavo su Trumpu ir Trumpas sako, maladės bičas, tu būsi valstybės sekretorium, užsienio reikalų ministrų iš serijos. Žmogus, kuris visą laiką kasė naftą. Kas ten buvo per kompaniją šitą Halliburtonas, kas ten? Ne Halliburtonas, kita. Kosmosas. Tai tokių bus, bet jisai ateis su žmonėm, kurie žinos, apie ką yra kalba. Jisai žinos tuos žmonės, jie bus pakankamai radikalūs, pakankamai tokie maga respublikonai kaip jisai. Ir labai svarbus bičiai tokioj situacijai bus jo. Koks mūsų interesas? Mūsų interesas tų žmonių, kurie yra antikiniški tam kontekste, kad pavyzdžiui Maikas Pompeo, ar ne? Mes turime tenais Vašingtone vardą, mes jau atsidarinėjom duris ir būtent dėl Taivano pagalbos. Ir prezidentas turėjo susitikimą su dabartiniu prezidentu, tiesą pasakius. Tai nebuvo pasakyta garsiai, bet tai buvo padaryta su pagalba. Mes pirmą kartą istorijoje turėjom, kai mūsų užsienio reikalų ministrą vieną priėmė valstybės sekretorius priiminėjo. Lietuva staiga tapo ne regiono valstybė, o svarbus žaidėjas politikoje. Ir mes atidarinėjom koridorius duris. Ir tai buvo svarbus faktorius mūsų kiniška politika ir mūsų protaivanietiška politika. Nes Jungtinės Amerikos valstijos Vašingtone yra dvi svarbiausios grupės, įtakingiausios. Ir dabar per respublikonų jos ypač taps įtakingomis. Tai yra Izraelis. Tai pas Trumpą, aš manau, jie ten atsidarinės duris ir lygiai taip pat Taivanas. Keli buvo ten keliose rally, Trumpas užvažiavo ant Taivano, bet čia buvo Trumpas. Jisai protaivanietiškas, jisai labai daug padėjo Taivanui. Tada, kai jisai jau
nebuvo perrinktas prezidentu per tą laikotarpį, iki prisiekė Bidenas, jisai Taivanui padarė labai labai reikšmingų dalykų ir Kinija buvo isterijoje tai, ką darė Trumpas dėl Taivano. Tai aš manau, mes matysime to. Mums apsimokėtų tokie žmonės kaip Maikas Pompeo. Jie žino mūsų įdirbius, jie žino mūsų poziciją ir jie supranta, kad Lietuva laikosi su Jungtinėm Amerikos valstijom. Mūsų pozicija, kodėl mes taip darom, vienas iš faktorių yra todėl, kad tai svarbu ir Jungtinėm Amerikos valstijom. Ir mes prašom vieno dalyko. Mes prisidedam mes suprantam ir esam su jumis. Lygiai taip pat mes prašom iš jūsų reakcijos, kai mums tai svarbu klausimuose tose. Ir aš manau, kad su respublikonais mes tuo atveju surasim bendrą kalbą. Taip, kiek aš žinau, yra vieni kontaktai jau buvo prieš, suprantant, kad rezultatas gali būti toks, koks jisai buvo, ir aš manau, kad mes to matysime daugiau. Tai tiesiog reikia pamatyti, kiek tų impulsyvių sprendimų padarys Trumpas, kaip su Tillersonu pirmoje kadencijoje, ir kiek jis jau nusprendęs, kas iš tikrųjų bus tie žaidėjai, kurie vaidins svarbų vaidmenį. Mes matysime be jokios abejonės tam tikrą aštrėjimą santykių su Kinija. Nes Kinija čia bus labai svarbi dedamoji, netgi santykiai Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos, tai bus bendras kontekstas santykių su Kinija, kas vyksta su Kinija. Nes taip, Jungtinės Amerikos valstijos išeina, bet jos negali leisti išeiti tokiu lygiu, kad apleisti, nes faktorius Kinijos yra per daug stiprus, kad tu galėtum apleisti. Ir labai daug sprendimų bus priiminėjami kontekste Kinijos. Ir čia turiu grįžti, papasakoti jums apskritai, apie ką yra Trumpas. Kada atsiranda Trumpas? Trumpas atsiranda tada, kai atsiranda Kinijos China 2025 strategija. Čia buvo 14, man dabar rodo, metai. Atsiranda, Xi Jinpingas ateina į valdžią, jisai po biškį pradeda mobilizuoti dalykus ir paskelbiama Kinija 2025 strategija. Iš esmės tai yra strategija, kaip užvaldyti pasaulio ekonomiką, nei daugiau, nei mažiau. Jeigu labai paprastai, kinai tais metais apibrėžia, kad iki 25 metų svarbesnis produktas, kurį mes turime, kompas, nežinau, padelis čia nelabai ar ne, bet telefonas, televizorius, bet kas, mašina, bet kas yra reikšmingesnio ir kas reikalauja gamybos grandinės, didelė jo dalis būtų kuriama Kinijoje. Subsidijomis, kitais dalykais pritraukti ir padaryti pasaulį priklausomą gamyboje visiškai nuo Kinijos iki 25 metų. Kad po to galima eiti būtų prie sekančios logikos. Ir kad ir Jungtinių Amerikos valstijos pramonė, ne finansų sektorius, kuris palaikė demokratus, bet būtent pramonė, kurie tada pastatė ant respublikonų, sakė, wow, jie suprato, apie ką tai yra. Kad tai yra ilgesnės strategijos Kinijai tiesiog viską pakišant po savimi. Tai yra naujos pasaulio tvarkos kūrimas, nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog iš pradžių ekonominėme etape. Ir ta Kinijos 2025 strategija labai išgąsdino pramonę. Jungtinių Amerikos valstijų jie suprato, kad jeigu mes dabar neišsigelbėsim, paskui bus per vėlu, mūsų suvalgys tiesiog. Mūsų visas tas ėjimas į Kiniją ir visi kiti dalykai, pigi darbo jėga, tai yra tiesiog spąstai piliekautose. Ir šitam kontekste atsiranda Trumpas. Jisai jaučia tas žinutes, jisai, iš to rato, jis pats nėra pramonininkas, jisai pats, kaip čia diplomatiškai pasakyti, machinatorius, kuris su bankais tiesiog, čia kita dar istorija ten. Jis gerai derasi, tiek paimkim. Net jeigu numauna kelnes bankam Jungtinės Amerikos valstijos, tai reiškia, tu esi geras derybininkas, iš tikrųjų. Tai jisai atsiranda būtent tame kontekste, jisai supranta baimės pramonės ir iš čia atsiranda respublikonai, nes finansų sektorius yra pas demokratus.
demokratus, ten visi globaliai, pinigai juda, viskas gerai, grėsmių nėra, tiesiog judam, prekiaujam ir čia pinigėlį išspręs viską. Ir kapitalas išspręs viską. Atsiranda Trumpas, kuris su pramonė jau ateina visai kitoks, jisai laimi rinkimus ir jo ta politika būtent buvo apie China 2025 stabdymą, kad darom kažką su tuo. Tai nebuvo taip atvirai, dėl to, kad didelė pramonės, tų pačių pramonininkų, kurie ten verkė ir buvo išsigandę Kinijos, jų fabrikai, kai kurie stovėjo toj pačioj Kinijoje, ar ne, čia dievinu tokius kovotojus už teisybę. Tai reikėjo irgi spręsti. Tai nebuvo taip jau atvirai sakoma, kad mes dabar čia jums stabdysim 2025 strategiją, bet logika buvo apie tai. Logika buvo apie tai ir tarifai, ir visi kiti dalykai, verslo perkelimas, grįžimas, viena ar kita forma buvo tame kontekste. Ir panašus dalykas, dabar kai grįžta, panašus dalykas bus toliau. Iš esmės panašiai tęsia Bidenas, nes čia, tai yra konsensusas dėl Kinijos. Suprantant Kinijos grėsmę, kuo visą tai baigėsi. Kinija turi savo datą 2049, kai jie planuoja jau būti tie, kurie sukuria naują pasaulio tvarką. Dabar tai truputį pristoja dėl strateginių problemų pačioje Kinijos viduje, demografija, nebėra infrastruktūros, ką statyti, nekilnojamo turto sektoriaus krizė, visi tie dalykai pjauna. Bet logika tokia, kad Kinija tai žaidžia. Kad Kinija gali pristabdyti, bet ilgoji perspektyvoje jiem reikia tai išspręsti. Jie nori valdyti pasaulį ir grįžti į tai, kaip jie buvo tūkstančius metų istorijoje. Buvo dominuojanti galia. Ir Jungtinės Amerikos valstijos sprendžia tą klausimą. Ir Trumpas didžioji dalis sprendimų bus tame kontekste. Ir lygiai šitam pačiam kontekste aš prieinu prie Rusijos. Kame yra Trumpo pozicija dėl Rusijos? Jam patinka Putinas kaip alfa patinas, taip, jis gerbia alfa patinus, nes alfa patinas yra maladės. Jis nori būti pats alfa patinas, jam patinka tos keistos porno žvaigždės ir visi kiti dalykai ir žiūri į Putiną ir galvoja, o čia tai mačiau, o čia tai Kabaevą pasiėmęs, bet turbūt gerai pajuda ten, žinai. Tai jisai panašiai gal davasme ir tos Rusijas, viskas puiku. Ir jisai Putinę mato alfa patiną, kuris jam, jis gerbė tokius. Jis gerbė, nes, jisai supranta, o čia vyras, o čia vyras, o čia vyras. Čia gerai paėmęs pinigų, čia jachtulės, viskas kaip turi būti. Viskas, ką turi suprasti tikras vyras. Pažiūrėkite į Trumpo namus ir jūs viską suprasite, Trump Tower, ar ne? Tai auksiniai klozetai, tai yra Janukovičiaus mentalas, ar ne? Tie tokie, tai eina iš čia. Bet svarbiausias dalykas yra kitas. Svarbiausias dalykas yra jo tikėjimas. Ir čia yra, aš nesuprantu, kaip Jungtinių Amerikos valstijų elitas dar vis tuo tiki, kaip jie nepasimoko. Jisai tiki, kad jisai atsisėdęs gali įtikinti Putiną būti sąjungininku prieš Kiniją. Kad jam reikia tiesiog atsisėsti, paaiškinti, susitarti ir jis gali su rusais turėti dylą prieš Kiniją. Primenu čionais, kas atsitiko šaltojo karo metais. Ką padarė Kissingeris? Kissingeris sugebėjo pasinaudoti Kinijos ir Sovietų Sąjungos nesutarimais ir pervilioti savo pusėje Kiniją. Ir Sovietų Sąjunga šaltajame kare po to išgyveno apie 10 metų. Jie supranta, kad viena Kinija nepatems prieš Jungtines Amerikos valstijas, bet tam jiem reikia atskelti Rusiją. Jie supranta, kad jeigu Rusija ir Kinija, tai yra ištekliai, tai yra per daug, tai yra galybė, su kurios jie negali nulaužti. Po vieną jie gali. Ir todėl Trumpas, kaip didelė dalis respublikonų elito, tie maga labiau, jie vis dar turi tikėjimą, kad Putinas yra bičas, su kuriuo atsisėdus, tu gali susitarti. Tu gali susitarti, turėti dylą ir išspręsti šitą Kinijos klausimą ilguoju laikotarpiu, ar ne? Ir tam tiesiog reikia Putiną įtikinti, kad būti su mumis, būti su vakarais. Tam tu turi paaukoti tam tikrus dalykus, kad Putinas būtų laimingas.
iš kur šita nepalaužiama logika, kuri, mes su jumis suprantam, kad Putinas nepasiduos tam. Ir čia, tiesą pasakius, yra galimybė. Aš visiškai neabejoju, kad neužilgo, netgi duočiau trumpesnį laikotarpį negu ilgesnį, kai Trumpas pamatys, kad jisai niekaip neturės jokio dylo ir kad ne pirma kadencija nebuvo atsitiktinumas, kad jisai tikrai neturės jokio dylo su Rusija, jisai neįkalbės Putino ir panašiai, tai galų gale pasibaigs tuo, kad Trumpas taps dar piktesnis ant Putino. Jisai tada jau nebebus draugas. Nes jisai supras, kad tai yra, prokiniška jėga, kuri dar ir išsikalinėja. Ir tada gali būti Trumpas tokį, kokį mes norėtumėm matyti. Čia galbūt tai yra mano wishful thinking ir galbūt Trumpas tiesiog sėdės ir sakys whatever, čia europiečių problema, bet mąstant taip kaip logika šitam kontekste man dėliojasi, kad yra galimybė, jeigu, sakykime, kai Trumpas supranta, kad šito nebus, mes, likęs vakarų civilizacijos pasaulis, čia gali vienaip ar kitaip išnaudoti tai, tą antikinišką grūdą, pakišdamas ir Rusiją po tuo. Bet tam mes turime ateiti ir pasakyti, kad žiūrėkit, taip, mes tokie, Europa tikrai nebus Kinijos žaidėjas ir mes norime būti ten, kur mes norime būti su jumis. Trumpai, JAV ir visi kiti dalykai. Ir tada šitam kontekste Putinas jau ir Trumpo galvoje tampa tuo, kad jisai asocijuojasi su Kinijos politika, o Europa yra žaidėjas prieš. Nes dabar Trumpo aplinka, Trumpas pats turi labai didelių klausimų, ar mes esam iš tikrųjų antikiniški, ar mes nesam jiem pasidavę taip, kaip anksčiau mus nupirko Rusija. Ir šiuo atveju dažnai iš jūsų girdžiu klausimas dėl Orbano. Tai Orbanas čia yra apie alfą. Orbanas yra per mažas žaidėjas šitam kontekste, kad Trumpas jį traktuotų, kaip tai, kas dabar, pavadinkim, dabar sprendžiamo. Patikėkit manim, kai Trumpas bus prezidentu ir bus priimami sprendimai svarbus NATO kontekste ir kitur, Orbanas turės tikrai pasirinkti. Kaip labai daug valstybių irgi turės pasirinkti, taip kaip jos buvo spaudžiamos pirmoji kadencijoje dėl Rusijos, ta pati Vokietija, kitur, taip reikės sprendimų dėl Kinijos. Aišku, jeigu Kinija eis ten, kur jinai dabar eina, tai galbūt problema biški bus atidėta dėl to, kad nesunaikinta, bet atidėta dėl to, kad Kinija tiesiog stengsis visai dingti iš eterio tam, kad jinai netrigerintų nei Trumpo, nes jinai turės per daug struktūrinių problemų. Nes tai, kokia situacija yra dabar, Kinijos laukia daug siurprizų vidinius, kuriuos jinai turės spręsti, ekonominių. Ir tai yra labai svarbu. Kas dar? Tai labai priklausys nuo personalijų administracija ir mes su to dirbsim. Tikiuosi, kad su tuo bus dirbama. Dabar kas dar svarbus faktorius? Dar svarbus faktorius, kad Trumpas paėmė visus, House of Representatives ir Senatą. Tai reiškia, kad jisai iš tikrųjų, gali stumti tą darbotvarkę, kokį jisai įsivaizduoja, turėdamas mažai atsvarų sistemos. Nes kas yra Jungtinės Amerikos valstijos? Jungtinės Amerikos valstijos yra jos kūrėsi kaip anti-Europa. Jų tėvai kūrėjai norėjo padaryti kitaip negu Europai. O kas tuo metu buvo Europai? Europai tuo metu buvo despotija. Ir despotija buvo apie tai, kad yra iš esmės vienas monarchas, vienas imperatorius, jisai valdo visas valdžios grandis. Tai tikslas buvo padaryti taip, kad suniveliuoti tai, sukurti valdžios grandis, kurį vieną kitą atsvertų.
Ir dar ant to dadėti tai, kad federalinė valdžia būtų apskritai labai sunkiai kontroliuojama, jinai galėtų sunkiai kontroliuoti valstijų politiką. Tai ta prasme, kiekvienam žingsnį buvo tam tikra atsvarų sistema, kuri Jungtinės Amerikos valstijas iš išorės padaro labai tokias neefektyves, nes labai sunku priimti sprendimus, dėl to, kad visur atsiranda check and balances ir visur tu gali stabdyti. Galų galia teismai, galų galia valstijos atsisako vienaip ar kitaip daryti, nes tai yra valstijos priima sprendimus. Jeigu jau valstijos irgi sutinka, tada yra teismai ir tai yra labai labai ilgas tempimasis gumos ir tada tiesiog klausimas tampa nebeaktualus, nes ateina nauja administracija ir taip viską pakeičia. Tai tas tiesiog tempėsi. Bet taip Jungtinės Amerikos valstijos buvo sukurtas iš esmės. Ir šitoj logikoje yra įdomu, kiek Trumpui irgi pavyks. Dabar jis turi viską. Jis turi parlamentą ir jis turės savo administraciją, kur jisai sustatys savo žmonės, pakankamai radikalius. Kaip tai atrodys valstijų lygyje? Na, respublikonų valstijose bus pakankamai viskas aišku, nes jisai respublikonų partiją paėmęs jau taip gerai, ar ne? Bet kaip tai atrodys demokratų valstijose, vėl klausimas ir mes matysim daug tokios. Tamsiai Santa Barbara tikrai bus ir labai svarbus faktorius yra tai, kad aukščiausias teismas dabar iš viso yra praktiškai respublikonų. Tai kai tu turi tai, kas pas mus vadinasi konstituciniu teismu, yra, ten tokie, ten piktesni dėdės jau sėdi. Ir jeigu šito administracijoje dar reikės paskirti, tai vėl bus Trumpo paskirti žmonės, tai, tai seniai nematyta valdžia. Seniai nematyta valdžia vienose rankose. Bet 4 metai yra tuo pačiu metu daug, bet ir labai labai greitai. Ir klausimas, kaip atrodys Jungtinės Amerikos valstijos po 4 metų. Toks filosofinis mano pabaigos. Epilogas. Daug šiandien aptariam, bus dar progų ir apie pirmą klausimą, ir apie Jungtinės Amerikos valstijas dar paeiti giliau, kažkuriais aspektais aptarsim, nes jau biški mes turim būti pavargstam ir jau turbūt jums atsibodo. Bet ką norėjau, vienas aspektas tiek apie Lietuvą, tiek apie Jungtinės Amerikos valstijas. Kas mane baugina viso šito istorijoje? Ne kažkokie viena personalija Lietuvoje, kas taps ministro pirmininku epizodai. Ar kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, Trumpo šou. Kas mane neramina? Mane neramina apskritai visuomenių radikalėjimas. Dabar šiuo metu mes kalbam apie vakarų civilizaciją ir mūsų tame kontekste. Aš to labai pastebiu. Mes turime protesto elektoratą, mes turime kitus, mes turime dešiniuosius, bet visur aš matau tam tikrą radikalėjimą, ėjimą truputį į dešinę. Ir su dešinė viskas yra puiku. Aš ir esu dešinėjai. Svarbu, kad mes neužsižaistumėm. Žinot tą metaforą apie varlę verdančią. Jeigu tu įmesi varlę į verdantį vandenį, jinai iššoks, nes jinai prieštaraus. Bet jeigu tu ją įmesi į šaltą vandenį ir pabiški virinsi vandenį, jinai nepajaus, kaip jinai užvirs. Tai vakarų civilizacijos šiuo metu pabiški pradeda, tas vanduo jau yra koks 700 laipsnių. 700 laipsnių link užvirimo. O užvirimas tai yra ten, kur mes nenorim eiti. Patikėkit manim. Tai to aš matau ir Lietuvoje, tiek socialinėje erdvėje, tiek politikų tarpe. Politikai gal dar daugiau atliepia, bet socialinėje erdvėje tu jauti, kaip einama link tam tikro, patiem nejaučiant, nes vanduo po biškį verda ir varlė nejaučia, visuomenė nejaučia. Kaip jinai pradeda į pasaulį žiūrėti tai per tokius piktesnius ir aš visiškai tai suprantu, nes pasaulis toks ir tu žiūri ir galvoji, tai ta prasme, ką jūs čia daro dabar čia. Bet
tuos klausimus ir čia yra atsakomybė centro partijų, centristinių partijų, ne, centro dešinės, centro kairės, surasti sprendimus. Tie patys migrantai, Jungtinės Amerikos valstijose ir Lietuvoje, saugumo klausimai, Jungtinės Amerikos valstijose ir Lietuvoje, daug klausimų kontekste, rasti jų sprendimą ir juos paimant iš kraštutinės dešinės tam, kad juos įspręsti ir uždaryti temas, nes jeigu jie gulės, nebus sprendžiami ir įsivaizduojama, kad Trumpo pergalė ten, ar ten pas mus kai kurių judėjimų pabiški populiarėjimas yra tiesiog atsitiktinumai ir čia kažkoks botas matricoje, lagas, ne. Tai yra ten, kur mes einam ir aš suprantu, kokia yra pabaigos stotelė. Pabaigos stotelė yra pasaulis, kuris ne tai, kad ten Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukia. Tai yra suknistas tarpukaris, kurį mes matėm, viena ar kita forma. Dar dadėkit Kiniją ir Jungtinės Amerikos valstijomis, tokia forma, kokia jinai tada buvo, ir dar, dadėkit dar Kinijos faktorių, kuris šiuo atveju būtų su Sovietų sąjunga. Daug dalykų, čia šaržuojant, bet logiką jūs suprantat. Po biškinį judėdamis mes jų radikalėjam. Ir tas radikalėjimas nėra mūsų interesas, jis yra suprantamas, nes jis yra teisingas, nes tai yra teisinga reakcija į pasaulį, kuris vyksta, bet jisai dienos pabaigoje nėra mūsų interesas, nes mes galime prisižaisti. Tikiuosi būti išgirstas. Aptarsim tai daugiau.